Tai ką daryti, jeigu yra organizacijai toksiškas ar dar daugiau keli toksiški žmonės? Tai pirmiausia, ką daryti, tai nuspręsti, ar jūs teisingai pavadinote žmogų, kuris yra nematai toksiškas. Nes šiaip žodžio toksiškas jokioj moksliniai literatūroje ar kažkur kitur nėra kaip moksliškai patvirtinto, ar kuris apibūdintų kažkokią tai žmogaus veikimo modelį. Tai yra daugiau mūsų toksai patyriminis žodis, kurį mes naudojam apibūdinti žmonėm, kurie manipuliatyvūs, kurie peržengia mūsų ribas ir mūsų sąskaitą tenkina savo kažkokį tai poreikį. Kitaip tariant, mūsų eksploatuoja dėl kažko, ko jiems reikia, bet tai nėra kažkokie tai, iš karto, sakykime, piktybiniai žmonės. Jie galbūt turi pasirinkę kažkokį veikimo modelį, kurį jie naudoja tam, kad patenkintų kažkokią tai savo poreikį. Ir jeigu mes jaučiam to žmogaus poveikį mum, mes ir sakom toksiškas. Ir aš galiu duoti pavyzdį iš gyvenimo. Bet tą toksiškumą jūs galite pajausti tiesiog elementariai biure. Atėjo žmogus po savaitgalio gimtadienio šventimo, gavęs dovanų naujus kvepalus. Ir paprastai, kai tu pirmą kartą bandaisi kvepalus, tai taip kartais perlenki lazdą, sako, išsimaudai kvepaluos. Ir jis eina ir toks šleifas paskui. Ir tu galvoji, velnias, ir vėl tas žmogus atėjo, ir vėl jisai čia tą tokį kvapą kuria. Tai ar jūs galite išgyventi tą kvapą? Tai galite tikrai. Ar galite ištverti kambarį su to žmogu? Galite tikrai, bet truputėlį erzina ir jūs sakot, pasakyti, nepasakyti, sureaguoti, nesureaguoti. Tai tas toks toksiškumas, pirmas žingsnis yra atpažinti, kas čia yra, nes tai nebūtinai yra kažkoks tai žmogaus piktybinis siekis, jis tiesiog turi kažkokį poreikį. Taip.